Nu ką, fainai, kalėdos, vėl šventės, vėl žiema, pažiūrėkit, koks oras šiandien, tai yra fantastika, reikia džiaugtis gyvenimą, ne? Jo, nieks neišmokys džiaugtis gyvenimą, tik tai viena mintis, aš tai šiaip tai prisimenu iš vaikystės vieną dalyką, mažas būdamas galvodavau, kas būtų, jeigu būtų paskutinė diena, ne? Labai fainas jausmas, labai fainos mintis užpuola iš karto. Iš tikrųjų, blemba, jeigu būtų paskutinė diena, tiek norėtum visko išbandyti, ne? Galbūt norėtum išbandyti, o galbūt ir ne, aš nežinau. Man didžiausia gyvenime džiaugsmo teikia pasivaikščiojimas gamtoje, susijungimas. Kažkoks pajutimas savęs, ne darbe, ne fucking rūpesčiuose, ne fucking startupuose, niekur, ne technologijos, ne prie kompo, niekur, net ne prie sintezatoriaus. Aš norėčiau, jeigu taip šiaip pasakyti, jeigu aš norėčiau mirt gamtoj, eidamas, susijungdamas su gamta, jausdamas kaifą, jausdamas visą natūralumą, viso pasaulio. Man tai yra didžiausias džiaugsmas. Ne rūpestis, ne skubėjimas, ne neturėjimas laiko. Nieko. Tai aš vat visiems norėčiau palinkėti kalėdų. Kalėdų, kad pabūtų su savim, su šeima, aišku, su visais kartu, bet vis dažniau ateinančiais metais pabūt su savim, pakaifuot, pavaikščiot, pakvėpuot. Čia esmė yra, čia yra gyvenimas. Niekur kitur, tu turi save, esi visumos dalis, aišku, faktas, bet pasaulyje tu turi tik tai save, tik tai šitą momentą. Nieko daugiau, nėra ateities, nėra praeities. Yra tik tai, kas tu esi dabar, ne? Tai va. Visiems resolution, kažkas sportuos, kažkas laksys, kažkas važinės, kažkas uždirbinės pinigus, o mano metų resolutionas yra, kad aš galėčiau pasivaikščiot, įkvėpt gryną oro gurkšnį ir būt savim, džiaugtis gyvenimu tokiu, kuris yra šią sekundę. Heura! Aš visiems linkiu džiaugsmo. Fainai. Ate.